Ar tikrai žinai, kur Ispanijoje pirkti nekilnojamą turtą? Kuriuose Ispanijos regionuose nekilnojamasis turtas yra labiausiai įperkamas? Pigiausias turtas yra Ispanijos šiaurinėje dalyje ir centrinėje dalyje. Tokiuose regionuose kaip Estremadura ir Kastilija. Čia nekilnojamo turto kainos yra labiausiai įperkamos. O kuriuose Ispanijos vietovėse būstą pirkti brangiausia? Dėl didelės paklausos nekilnojamas turtas Madride ir Barcelonoje yra brangiausias. Kaip skiriasi nekilnojamojo turto kainos Ispanijos pakrantėse? Kainos didžiausios yra pietinėje pakrantėje – Costa de Sol ir Costa Blanca, nes čia labiausiai yra išvystytas turizmas. O kaip skiriasi nekilnojamojo turto kainos Ispanijoje priklausomai nuo nekilnojamo turto tipo? Butai miestuose yra brangesni, o butai kaimuose arba miesto pakraščiuose yra žymiai pigesni. Ar nekilnojamojo turto kainos Ispanijoje svyruoja pagal sezoną? Tikrai taip. Nekilnojamo turto kainas, ypač turistinėse vietose, gali priklausyti nuo sezono.